Stichijų šnabždesiai. Pasižiūrėkime, ką ir kokia stichija nori mums pasakyti. Septynios taurės. Kalba vandens stichija. Kalba meilės stichija. Žinote, 7 taurės tai yra svajonių korta. Galbūt tai iliuzijų korta. Galbūt per daug prisisvajojote, o galbūt nesate, toj realybėj, kurioj turėtume būti. Pasižiūrėkite, ar siekiate kojomis žemę, ar neskrajojate padebesiais. Galbūt jūsų svajonės tikrai gali išsipildyti, bet tereikia gero plano. Svajonės tuščiai? Ne visai geras planas. O svajonės su planu? Va čia yra perspektyva. Taip kad vizualizuokite, planuokite realistiškai ir jūsų svajonės tikrai materializuosis.